Labą dieną. Šiandien dalyvausim Gostagalį. Tai dabar biškį užsikraunam ir judėsim tenais. Apšilinėsim pabiškį, apsirinksim, neskubėsim, nes biškį anksčiau atvarėm. Ir tiek. Kaip nuotaika? Ai, nežinau, kūne baisiai skauda. Kas čia vyksta? Pasižymė savo charakterį, vienas geriausių traktorių. Čia nutrūčyt norimam? A dojo kokių Sauliau neduosi? Robertas Bartkevičius. Na ir sekantis dalyvis Robertas Bartkevičius. Na, Robertai, sėkmės tau, pažiūrėsim, ar pavyks ir tau įveikti šias pirmas 3 rungtis ir nukeliauti prie 100 kg sveriančio bloko. 3, 2, 1. Na ir Robertas Bartkevičius lengvai susitvarko su antrąja rungtimi, keliauja prie polono ašies. Matom, sportininkas pakankamai didelis, galingas ir 115 kg Roberto rankose lengvai kyla į viršų. Ir keliaujam prie 100 kg sveriančio bloko. Robertas Bartkevičius. Ir lengvai Robertas susitvarko su 100 kg sveriančiu bloku. Ir kągi, pirmą kartą šiandien dienos varžybose atkeliavom prie 130 kg sveriančio rąsto. Robertas Bartkevičius puikiai susitvarko su užduotimi. Sunku. Pirmą rungtis įvykdyta gerai. Roberto ruošiasi Vytenis Paužo. Na ir Robertas Bartkevičius puikiai startuoja traktoriaus tempimo rungtyje. Galingai traukia traktorių Robertas Bartkevičius. Pažiūrėkite, man nepasakyti, kaip ir praeitį. Čia visi sustoja, davai dabar visi! Laikyk! Laikyk, Bartkevičius, krupkelę tada! Tikrai čia šita vieta. Dabar apie kojų, va! Pirmąjį galiuką. 15 sekundžių! Liko 15 sekundžių ir Apie kojų, dabar apie! Na, tikra kankynė. Pasaka, kaip tinkas. Sunkus traktorius kaip visada. Tempęs. Lyginant su kitais tai gerai. Bet šiaip visada gali būti geriau. Bet šiaip viskas ok. Ką žinau. Viskas gerai. Ne, koks komentatorius išmanys. Pavargęs labai. Po Roberto ruošiasi Richard Sotaks. Atsiprašau. Edis Krivens. O čia Robertas tikrai greitai juda. Tikrai labai greitai juda. Saulius pakėlė tikrai didelę kartelę.
30 berods ten 5 sekundės 71 šimtoji buvo, kiek pamenu. Ir čia Robertas kabinasi Sauliui į atlapus ir 260 kg labai lengvai pakelia, grįžta prie lagaminų. Ir tikrai, Robertai, jeigu nori Saulių aplenkti, prireiks tau dar truputį greičio ir puikiai tvarkosi Robertas su lagaminais. Ir čia bus taip pat padidintas svoris iki 280 kg. Tiesa, šiek tiek trunka laiko prisirišti rankas. Na, Saulius kitas tai padarė plikom rankom. Kaip tikras ūkininkas čiupo štangą pakėlė, todėl laikas buvo tikrai labai geras. Na, o dabar pažiūrėsim, kaip pasiseks Robertui Bartkevičiui. Puikiai Robertas susitvarko su rungtimi. Norėčiau pasakyti. Tai va, trečia rungtis, rentinys ir traukas buvo. Tai visai viskas neblogai, gerai sekė. Truputį atsilikau dar nuo 2 varžovų, bet kol kas viskas neblogai. Tikiuosi ir toliau jis neblogai. Bet dabar kūja laikymas, tai bus bėdų, bet kažkaip bandysim. Gyveni Vilniuje, bet dalyvauji Širvintos. O? Vytenis sako, gyvenu Širvintos, dirbu Vilniuje, o dalyvauju Guostagalyje. Na gerai. Na ir čia turim 2 piliečius, Robertas Bartkevičius. Ir Edis Kryvens. Taip pat vyksta Guostagalyje tarptautinės varžybos tarp Latvijos ir Lietuvos. Na, Robertai, nepasiduok kolegai iš Latvijos, bet, matau, apylygės jėgos. Apylygės jėgos, nei vienas galiūnas nenori vienas kitam pasiduoti. Ir čia, kiek suprantu, pirmasis švilpas. Keliat visi. Na, kaip matot, reikia 5 žmonių šią štangą pakelti, tai galiūnai darys po vieną. Pirmieji 3 neįveikė 260 kg, 60 kg sveriančią štangą ir bandyti įveikti 260 kg. Na ir Robertas Bartkevičius lengvai, sakyčiau, nusikelia 260 ir pabandys atlikti pritūpimą. Puikiai, vienas kartas. Vieną kartą Robertas jau turi antrą kartą. Ir puikiai Robertas Bartkevičius tvarkosi 3 kartai. 4 kartai. Na, Robertui pavyks 5. kartas ir 5. kartas. Robertas Bartkevičius kelia kartelę iki 5 kartų. Pirmasis galiūnas šiandien. Nežinau, Robertai, spirk iš kojos ar laikyk dantim, bet tavo užduotis paprasta. 5 statinės. Pasikuldyk, nu ir... Tipo taip, ne? Yra biškai drąsiumą yra. Ja, kaip pagėrės yra. 3, 2, 1. Pirmoji statinė įveikta, antroji lengvai įveikta. Robertas Bartkevičius įsibėgėja varžybose ir paskutinioje rungtyje sužibo. Ketvirtoji statinė taip pat įveikta ir sunkiausiai statinė, 5. statinė, palaikom Robertas Bartkevičius. Šiek tiek trūko, labai nedaug, bet labai panašiai tą pusę. Na, Robertai, turi laiko, po jo ruošiasi Saulius Kikas. Deja, atsargiai vaikinai. Davai! Taip, Robertas dar turi laiko šiek tiek ir Robertai įsibuojam ir stipriai. Na, 3. vieta, Robertas Bartkevičius. Kviečiamas Robertas Bartkevičius, 3. vieta. Prašau ant pakilos. Patenkite, jau pailsėję galiūnai, nuotaikos puikios.
Robertas Bartkevičius. Jei jau anksčiau dalindavosi kokia 8-9 vieta, dabar puikiai pasiruošęs ir lipa ant 3 vietos, iškovoja tikrai gražią taurę